daugelis klausia, kaip jūs padarote tas plokščias tokias vėduoklės vantas. Kai jūs jas sudėsite į dėžės, jos tokios ir iš dėžės ateis pas jūs į rankas. Su juo absoliučiai nieko nereikės daryti. Tai va, saugojimas dėžėse, kas yra labai gerai, kad dėžė užtikrina ventiliaciją, vantos kvėpavimą, saugo nuo saulės. Vienas minusiukas nesaugo nuo pelių. Tai yra kova su graužikais šiuo atveju yra labai svarbus dalykas, nes kai jūs sudedate tokių gražių 20-30 vantų į dėžutę, o vienas žiurkėnas atėjęs, primyžiojęs į tą dėžę, atidarai ir supranti, kad tas 20 vantų galima nešti į pečių. Nes nuo to kvapo niekas niekur nepabėgs. Tai kova su graužikais šalia vantų labai svarbus momentas pirtininkam. Ir tas vantas mums reikėtų ąžuolinės truputį kitaip ruošti. Prieš nešant į dėžes, pasidalinsiu savo pastebėjimu, gal kažkas tai iš vyresnio amžiaus žmonių turi savo patirties. Aš ąžuolą išdžiovinęs, sukabinęs, surinku ir sukraunu į vieną vietą, didelį, kaip sakau, kalną, būna 1,5 metro, tokius dedi ir ant viršaus užmetu medžiagos gabalą, kad nedulkėtų, kad vėjas nekedentų jų ir palieku dar savaitę 2 pagulėti. Tada ąžuolas tikrai susiformuoja į plokščią vėduoklę. Ir po to, kol jisai dar toks minkštas, švelnus, kai mes jį laikom toje rietuvėje sudėję, jisai lapukai ir šakelėje susigula ir nelieka kyšančių, styrančių į visas puses. Ir tada į dėžę dedant, jos susideda labai kompaktiškai, gražiai ir nėra tų lūžinėjančių šakų. Kitas momentas, aš į dėžes saugojimui vantas dedu ankstyvą rytą. Tai yra, tą kupstą, kaip sako, atsidarai, ar beržinės vantas tiesiog nuo kabliukų nuimu 5 valandą, 6 valandą ryto, gal kažkam tai jau čia nebe ankstyvas, bet kai rasa nukritusi, be rasos. Kodėl? Pastebėjau labai paprastą dalyką, kad augalas yra, kad ir džiovintas, jisai yra pas mus gyvas. Ir ryte šitos vantos lapeliai, jie savyje turi drėgmę, kuri, sakykime taip, leidžia kokybiškai ir švariai sudėti į dėžes. Jeigu pažiūrėsit, saulėtą dieną, 3 valandą dienos sugalvosiu sudėti į dėžes, kas bus. Paimsim vantą, jinai bus traški. O paimsime ryte, 5 ryto, jinai bus minkšta. Jinai netraškės. Ir gera vanta turi būti tokia, kaip šičia. Jei nieko nėra, jinai normaliai minkšta. Galima dirbti tokią vantą. O paimi ir visa pradeda byrėti, tiesiog lapai patys savaime sutrupa. Su tokia vanta tikrai sudėtinga dirbti. Va, sudėjus į dėžes, saugoti nėra kažkokių specifinių reikalavimų, tiesiog turime sausą vietą ir tose dėžėse laikom ir įsiimam, kiek mums reikia. Todėl sekantis momentas, kuris mums yra aktualus, tai jau tų vantų išsaugotų žiemai paruošimas naudojimai. Ir dabar grįšiu prie to, kas paruošta pasižiūrėti. Tai yra svarbus momentas mums irgi, kad mes vantas galime skirstyti, taip sakykime, mėgėjiškai į lapuočių, spygliuočių, žolių vantas ir kiekvienos vantos turi savo paskirtį. Lapuočių vantos, jos populiariausios, jas lengviausia pasiruošti, panaudoti, kvapnios, minkštos vantos. Nenoriu leistis į tas kalbas, kas yra surašyta čia. Dabar, kaip sakė, dirbtinis intelektas, internetas, užverstas tą informaciją. Jeigu tik tai kas įdomu, atsidarai telefone, viską perskaitai, pasižiūrėjai, kaip ir dabar sėkmingai galima tą patį pasitikrinti, kokią vantą, kada, kaip naudosi. Profesionaliai naudojant noriu padaryti tokią mažą pastabėlę dėl lapuočių vantų. Čia pas mus kaip būtų tarsi kitas momentas, kalbant apie pačias lapuočių vantas. Jos yra smulkiais lapeliais. Turime tokią smulkę, dažnai beržinės vantos, jos netgi vadinamos kaip verpstės formos vantos, nebūtinai plokščios.
jas kai susiriša, būna tokia apvali vandukė, su kuria labai malonu dirbti, nes plačialapiai ąžuolai, klevai naudojama dažniausiai kaip vėduoklį. Jeigu dabar atkreipsite dėmesį į vantas, tikras pirtininkas dirbdamas visą laiką dirba su dviejų tipų vantom. Tai yra beržas, siauri maži lapukai ir būtinai bus 1-2 vantos plačialapės. Kodėl? Su plačialapėm vantom mums lengviau nuleisti garą. Mes tiesiog vienu judesiu užkabinam didelį plotą ir šilumą nuleidžiam link žmogaus į tą vietą, kur mums reikia. Kai mes dirbame su mažesnėm, čia pakankamai didelė vanta, bet tikrai beržiukų būna mažesnių, ypač to, sakau, tokios verpstės formos, kai būna apvalios vantukės, su jom labai malonu dirbti prie pat kūno. Jos didesnį šilumos kiekį nuleidžia į kūną. Kodėl? Sakoma, kad ąžuolinė vanta labai karšta vanta, vyriška, stipri. Bet jeigu aš noriu padaryti tikrą gerą kompresiuką raumenims, skaudamom vietom, sąnariam, aš visą laiką naudosiu beržą. Beržas turi daug smulkių lapelių ir užkabinus viršui garą, šiluma, drėgmė visa patenka tarp tų šimtų lapų, ne? Ir mes juos dedam ant kūno, tada turime labai stiprų poveikį, labai didelį karštį. Ir kartais netgi sakom, reikia dėti atsargiai, kad nenušutyti, nenudegyti žmogaus. Su ąžuoliuku truputį lengviau, nes jo lapai dideli. Jų nėra tiek daug ir tas karštis gali būti tik tai paviršinis. Faktiškai tiek, kiek lapas jisai užkabino šilumos ir jos nuleido. Viduje vantos ąžuolo tiek karščio nerasime, kiek rasime tarp šitų mažiukų lapelių. Taip. Iš karto po lapuočių einam prie spygliuočių. Su spygliuočiais noriu tik tai porą tokių momentų pasakyti, kad populiariausia tai aišku kadaginė vanta. Čia, kaip sako, tik užėjai iš tvoros ir tą kadagį rasi. Vėlgi, su kadagiu irgi reikėtų elgtis humaniškai, kaip sako, skinti plonas šakeles, nereikia mums didžiulių vėduoklių, nes kadagys tai ne lapinė vanta ir mes su ja tokių judesių ir tiek vanojimo intensyvumo mes neatliksime. Kadagys vis tiek bus jisai kaip akcentas pas mus. Pėdas, gal nugarytę, sėdmenis pakutensime. Tie, kas mėgsta ir tie, kas gali tą atlaikyti, nes daugeliui būna per daug aštru ir sako, eik tu peklan su savo tuo kadagiu, nelįsk į akis. Bet aš norėjau pasakyti kitą momentą, kad mes daug kalbame ir daug darbo įdedame ruošdami lapuočio vantas naudojimui, o kalbant apie spygliuočius, pas mus yra Kenio nenoriu, noriu apie mūsų spygliuotį. Kas svarbu žinoti, tai kad visos spygliuočių vantos yra naudojamos tik tai šviežios. Mes jų nenaudojame, kaip čia pasakyti, neruošiam iš anksto ir nedžioviname. Yra praktikoje dabar yra praktikoje, kad žmonės riša kadagio vantą ir deda į šaldiklį, į šaldymo kamerą, šaldo jį. Yra variantas išsaugoti taip ir antras variantas tokiu būdu palengvina spygliuočio vantos paruošimą naudojimui. Nes spygliuočio paruošimas reikalauja savo technikos ir žinių. Populiariausias dalykas, kurį naudojame pirtyje su spygliuočio vanta, kalbėkim paprastai, kad tai vis tik tai 99% tai bus kadagys. Jį reikia nuplikyti verdančiu vandeniu. Kuo karštesnis, tuo geriau. Dažnai neužtenka šilto vandens, kurį mes turime pirtyje. Tikrai reikia verdančio vandens. Kam? Tam, kad spyglius suminkštinti. Ir tą minkštinimosi procesą spyglių mums reikia pabaigoje užbaigti mechaniniu poveikiu. Tikriausiai matėte, kaip pirty sėdi ir daužo
vantą į gultą. Arba su mediniu šaukštu padėję, arba su kalade, medžio gabaliuką paėmę, išdaužo spyglius. Kodėl? Spyglius minkština, savotiškai netgi traiško. Puikus aromato paskleidimo būdas pirtyje. Jūs pabandykite tokį paprastą dalyką išmušti, nušutytą kadaginę vantą į gultą. Viskas. Visa garinė kvepia. Tiesiog kaifuoji nuo to kvapo, daugiau nieko nereikia. Jokių eterinių aliejų, mes turime iš karto natūralų kvapą. Dabar tas momentas apie šaldiklį. Užšaldyta vanta, jinai irgi turi tą poveikį, traiško, nesprogdina. Ir sako, atsineši į pirtį, nereikia jos nieko daryti, gali atitirpo ir naudoti. Asmeniškai tokio varianto nenaudoju, todėl man pačiam būtų labai sudėtinga smulkiai komentuoti, bet gyvo šviečio kadagio naudojimo procesą tai tikrai per tiek metų esu išbandęs ir jisai išliko nepakitęs. Nieko geresnio neradau, kaip verdantis vanduo ir medinis šaukštas, su kuriuo padaužau spygliukus prieš naudojimą. Viskas imu ir naudoju. Toliau noriu truputį priminti tokį dalyką kaip žolių vantas. Retai mes jas naudojame pagal tą paskirtį, kaip naudotume lapuočių vantas ar spygliuočių, bet žolių vantas naudojame aromatizavimui, nuotaikai sukurti, kvapam paskleisti. Tai yra, sakyčiau, vantos, į kurias galima surišti visas žolės, kokias mes galime sutikti, kurios yra mums malonios, ir apie šitus daiktus pakalbės Liuda vėliau, kam bus įdomu, tikrai daugiau sužinosite. Aš nesiplėsiu, kad nesidubliuoti, bet prie komplekto apie vantas kalbant, tiek ir norėjau pasakyti, kad turim lapuočius, spygliuočius, žolių vantas ir su šitu asortimentu pirtininkas dirba pirtyje. Trumpai tada dar truputį apie vantų paruošimą. Gerai, kada liktų laiko. Paruošimas, aišku, visą laiką daugiausia dėmesio tenka kam? Džiovintom vantom. Populiarios lapuočių vantos dabar ir šaldytos yra. Jūs irgi sėkmingai galite beržinę vantą susirišę iš karto suvynioti į maistinę plėvelę ir padėti į šaldiklį. Tokią vantą atsinešus į pirtį, užtenka išvynioti iš plėvelės, nupurtyti lapus ir eiti vanoti ar padėti po veidu, kad būtų malonu pakvėpuoti. Jos nereikia nei mirkyti, nei šutyti, nei plakti, nieko absoliučiai nereikia daryti. Reikia turėti tik tai didelį šaldiklį. Ir ne mėsą ten laikyti, o vantas. Tada tikrai bus skanu. Lygiai tas pats galioja ir šviežiom vantom. Labai dažnai susiduriu su tokia problema, kad žmonės nežino, negirdėję ir nematę. Nuvėjo susirišo beržinę vantą, ar tai liepos vantą, ir atsinešęs merkia į karštą vandenį, nes, kaip vantą reikia nušutyti, ir gali išmesti tą vantą, šviežią vantą į karštą vandenį. Tai norėjau tik pasakyti, kas dar negirdėjote tokio dalyko, kad šviežiai surištų vantų nereikia netgi šaltų vandeniu nuplauti. Nebent jūs tas berželį prie žvyrkelio kažkur tai atsistojęs pakeliai surišote, iš bėdos, tai gerai, tada jau tas dulkes nuplaukime, bet šiaip tai normaliai mes tokioje vietoje vantų nerišime. Tai vadinasi, tų lapelių nuplauti irgi nėra poreikio. Tai yra šviežia vanta, parnešėm, padėjom, jinai pagulėjo, kol mes pirtį įsikūrenome, pasiėmėm vantą ir einam naudotis. Todėl daugiau dėmesio skirkime džiovintom vantom, taip? Visi turime savo įpročius, tradicijas, kaip ruošiam pirtį, skirtingos krosnys, skirtingą laiko tarpą kūrename tas krosnys. Man patinka krosnys, kurios primena senasias dūminės pirtis.
Tai yra akmenų krūsnis, kai ugnis eina tiesiai per akmenis ir pirtinantis dar jaučiam lengvą dūmelio kvapą. Vadinasi, tokią pirtį kūrename 4, 5 ir daugiau valandų. Ir kągi tuo laiku mes galime padaryti. Mes tuo metu galime skaniai pasiruošti savo surištas vantas naudojimui. Vienas iš paprasčiausių būdų paruošti tokiom vantom, tai yra tiesiog į kambario temperatūros vandenį tokią vantą paguldyti ir palikti 3-4 valandom, tol kol kūrenasi pirtis. Jokio šilto, jokio šalto vandens. Tai yra tai, ką turime po ranka. Momentas yra tas, kad tuo metu vanta tiesiog geria vandenį į save. Reikia, aišku, pamirkyti su kotu. Guldome. Nestatom kibiruose, bet guldome. Ir kotas, ir lapai turi būti vandenį. Tada jinai atjaunėja, prisigeria vandens, lapai tampa dar ryškesni, žalesni ir minkštesni. Ir vėlgi momentas po to mes ją išimame, išpurtome. Visą laiką rekomenduoju išpurtyti lauke. Ne garinėje, ne priepirtį kažkur tai, o tiesiog lauke pievos, kad tie visi lapai tenai ir įsilakstytų. Patikėkite, jeigu gera vanta, tai po vanojimo jums reikės surinkti 50 lapelių, o ne kibirą lapų. Pabandykit, pamatysite. Ir išėmus iš to vandens, iš tokio vatindo, sakykime, tą vantą nereikia nei į maišą dėti, nei karštų vandenų pilti, nieko. Jums užtenka ją atsinešti į garinę, pakelti į viršų rankas, viskas. Tos 3-5 sekundės ir vanta buvo, kaip sako, nušutyta, ne? Kai ten dedam ant akmenų, pilam vandenį ir šutinam. Tai šitą visą ritualą jūs atliekate tiesiog tokiu judesiu. Ir viskas, ir aš einu prie kūnų. Vanta suminkštėja, kvapas pasklido, daugiau nieko daryti nereikia. Jeigu jūsų pirtis kūrenasi krosnelėje porą valandų tik tai, garinė yra nedidelė, vadinasi, jūs tiek laiko neturėsite vantom leisti pabūti vandenyje. Tada reikėtų ieškoti kitų būdų. Prisiminti iš senesnių laikų, kai sausas, sakykime, tokias beržinės vantas mirkydavom į verdantį vandenį. Vadinasi, šutinama, ne? Taip, yra variantas ir kartais jisai būna vienintelis, jeigu yra labai sausa ir karšta garinė. Ir kitokių būdų jūs negalėsite tos vantos panaudoti. Tada mes ją merkam į verdantį vandenį, laikome, kad jinai suminkštėtų ir netgi vanojantis laiks nuo laiko ją reikia vėl pamerkti į tą patį vandenį, kad jinai išliktų minkšta. Teko susidurti su tokia praktika, kai žmogus man įrodinėjo, kad negali būti tokia vanta, kurios nereikia merkti į vandenį. Jisai visą laiką įmerkia į karštą vandenį, su ta vanta save plaka. Kodėlgi ne? Jeigu garinėje sausa ir drėgmės trūksta, o vantos yra padžiūvusios, tikrai tai bus vienintelis ir dėja kitokio būdo nebus, kaip tą vantą panaudoti. Tačiau labai daug kritikos sulaukėme dėl to, kad vantas šutinam karštų vandeniu. Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Tas vandenukas, jisai neina į kanalizaciją, mes neišpilam išnešę į pievą. Mes juo prausiam kūną, plaunam galvą, panaudojam pirties procedūrų metu. Lygiai taip pat tą vandenį iš po karšto vandens galima šlakstyti garinėje ant sienų ir turėti natūralų aromatą. Tai yra fitoterapijai panaudoti. Apie karštą vandenuką kalbėjo. Ir paskutiniais tikriausiai 10 metų, gal daugiau, išplitęs būdas vantų ruošimas polietileniuose maišuose. Dabar jau atsiranda daugkartinio naudojimo maišai iš specialios medžiagos.
Principas irgi išlieka tas pats, kad mes vantą sudrėkiname, palaikome drungnam šiltam vandenį ir dedame į maišą. Po to maišą užsukame sandariai ir pastatome garinėje, kol geriam arbatą, šnekučiuojamės su draugais, tos vantos tam maiše suminkštėja ir tampa tinkamos naudoti. Šitas variantas yra puikus, jeigu jūs važiuojate kažkur į pirtį ir neturite laiko visiškai nei mirkyti, nei laikyti vantos vandenyje. Tai tokiu būdu, tausojančiu, jūs irgi sėkmingai paruošite vantą naudojimui. Tik tai reikės tikrai ne vieno karto, kol pasieksite kokybišką vantos paruošimo paskutinę stadiją. Nes pavojai kame slypi. Per mažai pabuvo vandenį. Vandens temperatūra netiko, kadangi nežinom, kokia buvo vanta. Ne? Vieną dieną vienokia vanta, kitą ten savaitę bus kitokia vanta. Kitas momentas - garinės temperatūra. Jeigu savo pirtį, tai aš jau viską žinosiu, bet jeigu aš nuvažiavau pas draugą arba kažkur kitur į kitą pirtį, kiek jin ten tuo metu pakūrenta, sunku pasakyti. Kiek laiko reikia išlaikyti vantą tam maiše, kad jinai būtų minkšta. Taigi visas tas ateis per patirtį ir tikiuosi, kad sėkmingai bus galima ir šitą būdą pritaikyti panaudojimui. Taip, spygliuočius mes jau pasikalbėjom. Ir kitas momentas, kurį noriu pasakyti, labai dažnai tenka matyti pirtyse didelius indus su vandeniu. Pačioj garinėje, ne? Žmonės juos naudoja kaip dūminiai pirty, pas mus kito varianto ir nėra. Šaltas, karštas vanduo, kubilai, pasisėmiai kiek reikia ir naudoja. Bet labai dažnai būna tokis variantas, kad susirenka kolektyvas, atsiveža visi savo vantukes, sumerkia į tą vieną kurį tai šilto vandens kubilą ir laiko. Viskas kaip ir viskas kol kas gerai prieš naudojimą. Mes taip galim tas vantas laikyti. Nežinau kam, bet galim laikyti. Už tai nieks ten, kaip sako, nepyks. Aš taip nemėgstu daryti. Bet čia eina kalba apie jau vantos priežiūrą ir išlaikymą pačio naudojimo metu. 5-6 susibėgom į pirtį, atsinešėm vantų, ten 4-5, ne? Ir mums visiems reikia išsivanoti. Tai būtų gerai, kad po pirmo vanojimo dar ir 6 liktų tos vantos gyvos, švarios, su lapais, o ne vien tik tai stagarai. Tai vadinasi, kas mums yra aktualiausia - išsaugoti jas ir tuo pačiu neužteršti to viso kubilo su vandeniu, kuris tenai yra. Tai yra, išėjus ir panaudojus vantą, ją reikėtų nuplauti bėgančių vandeniu. Šiais laikais, jeigu yra dušas, idealus variantas, nuploviau. Jeigu nėra, nuvėjome į upelį, į eketę, pamerkėm, išplovėm ir išpurtėm. Svarbiausia, po to, kai mes ją nuplauname, išpurtyti visą nereikalingą vandenį ir palikti vėsiai. Jinai turėtų būti ne garinėje, ne šiltoj patalpoj, o ten, kur yra vėsu. Šiuo atveju, kad ir dabar lauke mes galim padėti ant sniego, jinai sušals, atsinešime į vidų, jinai sušils ir mes ją toliau naudosime. Blogiausias variantas tai yra, kad mes tą vantą išnešam ir merkiam į tą vandenį, kuriame ją mirkėm prieš tai. Tai yra, jeigu patį vanojimo procesą bent kažkiek tai girdėjote, o tikiu, kad yra daug kas girdėję, tai su beržine vanta mes nušveičiam visą kūną. Ne, tai paprastai. Nutriname, padarom tokį kaip po šveitimą vantą. Ir kas tuo metu vyksta? Mūsų prakaitas, mūsų riebaliukai visi pakliūna tarp šitų lapų. Mes užteršiam tas vantas savo prakaitų. Ir jeigu mes atnešę į kibirą tą viską nuplauname, tai yra vieną vantą nuplovėm, dar atnešėm kito žmogaus prakaito nuplovėme, tai turim gerą kokteilį prakaito rinkinukų. Ir dar būna, kad su tuo pašlaksto, nuplauna, sako, labai va čia geras vanduo, nes čia vantas mirkiau, bet po to užmiršo, kad dar 4 nuplovė tam pačiam kibire. Tai jau apsaugok viešpatie nuo šito vandenėlio.
Todėl, sakau, visą laiką plaunam bėgančių vandenių, nemerkiame po naudojimo į stovintį vandenį ir nepaliekam jokių būdų vantų tam vandenį. Momentas yra tai, kad jos jau išmirkytos, jos jau buvo naudotos. Ir laikymas vandenį jas paverčia tokiam, sakykime, kaip skudurą. Jis jau tampa sunkiai, prisigeria vandens ir su ją kitam žmogui vanoti bus sudėtinga. Todėl išplovus, išpurčius ir padėjus mes turėsime vėl kokybišką ir gerą vantą, su kuria galėsime vanoti kitą žmogų. Visi puikiai žinote, kad viena vanta vienai pirčiai. Idealus variantas, jeigu su tom 2 vantom vanosiu tik tai vieną, su kitom 2 vantom antrą žmogų ir trečią, bet retai tai būna. Vienoj pirty su tom 4 vantom mes išvanuojam 2 ir 3 žmonės. Bet į kitą pirtį, kitą dieną mes jų nesinešam. Tai yra, vanta yra vienai pirčiai. Panaudojom ir sunaikinom. Tiek būtų žodžių pas mus čia. Aš atsivežiau šitas šluotas kelias. Jeigu kažkas tai norite, o mes turime dar 15 minučių, mes galim jas išpjaustyti ir pabandyti sudėti į bent artimą normalią vantą. Tai, kas turite noro, galite prieiti čia ir tas 15 minučių pažaisti. O jeigu ne, tai dėkui tada už dėmesį ir galite pailsėti kelias minutės.